Pasak Alytaus vaiko teisių apsaugos specialistų, moteris buvo žinoma, jai specialistai jau anksčiau teikė psichologinę pagalbą. Tačiau moters mama tikina, kad jos dukra jautė spaudimą iš vaiko teisių. Esą specialistai nuolatos tikrindavo, kaip dukra elgėsi su vaikais, yra net iškvietę policiją. Tragedija įvyko Varėnoje pirmadienio vakarą. Savo namuose nusižudė jauna moteris, našlaičiai liko 3 maži vaikai. Pasak nusižudžiusios moters mamos, nors socialiniai darbuotojai ir psichikos sveikatos specialistai teikė moteriai pagalbą, ji bijojo, kad iš jos gali būti atimti vaikai. Jinai man skundėsi, kad jai spaudimas, kad iš vaikų teisų, iš tos vaikų spaudimas yra. Po naktinės grįžo. Sakė, mama, naglai, sako, beldės, aš negirdėjau, sako, policija iškvietė su policija, pradėjau kabinėtis, kad dėl vaikų. Aš vasarą įspėjau, pasakiau, sakau, jeigu kas nutiks, neduok dievę, perėjo. Pasak nusižudžiusios moters mamos, jauna motina dirbo, alkoholio nevartojo, nerūkė, gyveno dėl vaikų ir skundėsi, kad jaučia keletą metų besitęsiantį spaudimą. Kodėl tu, sako, neatsiliepi? Puldavos ją. Jeigu tu, sako, nesusitvarkai, tai mes paimsim, sutvarkysim, sako. Grinai, net pasakė tiesiog, kad sutvarkysim, sako, jeigu tau per sunku mes, tipo, kad jau taip supratau, kad paimsim vaikus. Skundės. Tiesa, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos specialistai tikina, kad mamai pagalbą jau kurį laiką teikia psichologai. Skaudžią nelaimę sužinojome iš policijos, nedelsiant vykome į vietą ir pasirūpinome vaikų saugumu. Truputėlį turėjo tokių socialinių įgūdžių stoka, buvo jaučiama šeimoje, bet buvo teikiama pagalba visapusiška šeimai, tiek psichologinė, tiek socialinių darbuotojų, tiek ugdymo specialistų. Pasak kaimynų, nusižudžiusi moteris buvo tvarkinga ir rami. Labai gerai prižiūrėdavo vaikus. Ir mergytės švarios, gražios, ir kuprinukės gražios mokyklai nupirkta ir su ją nežinau, kas su juo atsitiko. Negaliu pasakyti, kad blogai prižiūrėjau. Labai gerai. Taigi girdisi per sienas. Labiausiai skauda dėl vaikų. Labai našlaičiais paliko jinai. Tai aš šitau, tai pagalvojus jauna, simpatiška moteris, patikėkit, tikrai nežinau. Nei vienas iš kaimynų šitą nežino, kas atsitiko. Jokio triukšmo, nieko negirdėjau, visko rami, keletą kartų susitikau, pasisveikinau. Šiuo metu netekusiems mamos vaikams specialistai teikia pagalbą, taip pat užtikrina, kad vaikai liktų saugioje aplinkoje su jiems artimais žmonėmis.